Taip parašyta Biblijoje. Vieną vasarą tėvai mane nusiuntė į stovyklą. Ten visi apie tai kalbėjo. Kad vieną dieną milijonai žmonių tiesiog dings. Milijonai? Kada jie sakė? Neatsimenu. Tai buvo seniai. Sakote, kad tai velnio darbas? Ne. Dievo. Tik nesakyk, kad tuo tiki. Nesvarbu, kuo aš tikiu. O kur jie? Kur jie dingo? Į rojų. Biblijoje rašoma ir apie daugybę pranašysčių ir jau apie 1800 Biblijos pranašysčių yra įsipildę. Sekanti biblinė pranašystė yra, kad žemėje dings milijonai žmonių, tai yra visi įtikėję į Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Šioje pranašystėje aprašoma, kaip Jėzus Kristus nusileis ant debesies ir tai yra prisikėlimo pranašystė, nes pats viešpats nusileis iš dangaus su šauksmu, su arkangelo balsu ir su Dievo trimitavimu ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi, tuomet mes gyvieji ir pasilikusieji. Kartu su jais būsime pagauti debesyse, sutikti viešpatį ore ir taip visada būsime su viešpačiu. Milijonas žmonių dingimo pasaulyje priežastis tai yra Dievas mus visus susirinks, pasiims. Po Kristaus nukryžiavimo praėjo kažkiek dešimtmečių ir Kristus apsireiškė apaštalui Pauliui, kuriam atskleidė paslaptį apie Kristaus kūną. Tai nuo to momento buvo pradėtas rinkti Kristaus kūnas ir kaip ir aprašo Biblija, kad pirmiausia bus prikelti visi mirusieji, tai visi žmonės gyvenę tiek Senajam testamente, tiek Naujojo testamento metu, visi, kurie per visą laikotarpį priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, tie žmonės jau yra mirę, bet pranašystė rašo, kad ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi, tai Dievas juos prikels visus, prikels jų kūnus, nesvarbu, kad jie yra po žeme, ar jie jau yra sudeginti, ar dar kažkas. Dievo tai neriboja, jisai gali atkurti bet ką, atkurs jų kūnus, prikels jų kūnus ir sujungs su siela, kadangi jų siela dabar yra rojuje, bet jie laukia to prisikelimo, tos pranašystės, to įvykio. Per šį įvykį būtent bus prikelti visi tikintieji, jų kūnai ir sujungti su siela ir Dievas suteiks mums visiems naujus pašlovintus amžinus kūnus, su kuriais gyvensime mes visą amžinybę. Tai prikels visus mirusiuosius, kaip ir rašo, mirusieji Kristuje prisikels pirmi, tuomet mes gyvieji ir pasilikusieji. Kartu su jais būsime pagauti debesyse. Tai čia turime omeny, kad pirma prikels mirusiuosius, o tada paims visus tuos, kurie to įvykio metu bus gyvieji. Tie, kurie įtikėjo į Kristų, bet jie dar yra gyvi, jie dar nėra mirę. Tai tie žmonės net nepatirs to mirties jausmo, jie bus tiesiog paimti taip pat akimirksniu, kaip rašo Biblijoje, ir jų kūnai bus tiesiog iš karto pakeisti į tuos pašlovintus, mes visi atsirasime prieš Dievo sostą ant debesies. Tai yra sekantis biblinis įvykis, kai pasaulyje dings milijonai žmonių, vaikų, ir tiesiog pasaulyje įsivyraus chaosas, niekas nesupras, kas nutiko, kodėl nutiko. Kristaus kūnas tai yra toks kaip naujas sutvėrimas, į kurį mes esame visi pakrikštyti ne vandens krikštu. Vandens krikštas neturi nieko bendro su aplamai su nuodėmių nuplovimu. Mes esame pakrikštyti dvasiniu krikštu, šventąja dvasia į Kristaus kūną. Tai aprašoma, nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, ir visi to vieno kūno nariai, būdami daugelis yra vienas kūnas, taip yra ir Kristus, nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ar būtume žydai, ar pagonys, ar būtume vergai, ar laisvi, ir visiems buvo duota gerti į vieną dvasią. Visi, kurie įtikėjo Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, jie yra tą pačią akimirką antspauduoti šventąja dvasia. Tai ir yra tas dvasinis krikštas, kuriuo mes pakrikštėjame į būtent šitą Kristaus kūną, kuris buvo renkamas 1000 metų, kuriuo ir jūs pasitikėjote, išgirdę tieso žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją, kuriuo įtikėję buvote ir užantspauduoti tą šventą pažado dvasia. Tai yra Kristaus kūnas ir kažkuriuo momentu jis bus paimtas, Dievas susirinks mus visus. Mes gyvename pabaigos laikais, tai yra įvyks tas žmonių dingimas, Kristaus kūno paimimas.
tuomet prasidės 7 metai Dievo rūstybės, kaip kitaip vadinamas suspaudimas. Tame laikotarpyje bus antikristas, apie tai turiu kitą įrašą apie antikristą, kas jis toks. Bus žemės drebėjimai, bus kiti antgamtiniai reiškiniai, bus daug blogų dalykų. Tai yra Dievo rūstybė išlieta ant pasaulio, ant nuodėmingo pasaulio, ant viso blogio. Kadangi Dievas nekenčia blogio, jisai nekenčia nuodėmės. Jeigu pastebėsit, mes pavertėm šį pasaulį į katastrofą. Tai yra viskas dėl žmogaus kaltės, dėl mūsų pasirinkimų. Mes visada renkamės daryti blogą, kadangi mes turime laisvą valią ir ta valia visada krypsta elgtis blogai. Tai nėra dėl Dievo kaltės, Dievas yra tobulas, jisai sukūrė viską tobulai. Kada sukūrė Ievą ir Adomą, viskas buvo tobula, bet Ieva ir Adomas, jie pasirinko patys sukilti prieš Dievą, kadangi Dievas sakė jiem nevalgyti nuo šito medžio gėrio ir blogio pažinimo, jie nepaklausė, jie suvalgė, nuo to momento jie pradėjo pažinti ir gėrį ir blogį, ir čia atėjo pasirinkimas, jie pradėjo rinktis, daryti gerą, daryti blogą, ir šita prigimtis iš Ievos ir Adomo atėjo būtent iš kartos į kartą kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui. Mes vis dar turime tą sukilėlišką Adomo prigimtį, mes turime tą gėrio ir blogio pažinimą. Todėl mes renkamės kaip elgtis ir mes dažniausiai renkamės elgtis blogai ir dėl tų mūsų pasirinkimų blogų tokį ir turime šiai dienai pasaulį. Ir tam turi ateiti kažkada galas. Ir tas galas, kaip manau, jau yra čia pat. Mes gyvename tais bibliniais įvykiais, kad įvyks tas žmonių dingimas, paėmimas ir tuomet prasidės Dievo rūstybė ir po 7 metų bus antras Kristaus sugrįžimas. Kada jisai sugrįž, teis pasaulį už visas nuodėmes ir įsivyraus taika. Jėzus Kristus valdys čia fiziškai žemėje, prasidės 1000 metų Kristaus valdžio žemėje. Mes paimtieji kartu grįšime su Kristumi, mes kartu valdysime 1000 metų, tuomet prasidės amžinybė. Mes gyvensime visą amžinybę kartu, nebebus blogio, viskas bus panaikinta, visos nuodėmės, viskas bus tobula, bet apie tai turiu kitus įrašus. Toliau šitas įvykis yra pavaizduotas filme, tiesiog noriu parodyti, kaip tai turėtų vizualiai atrodyti, visas tas chaosas. Jis teisus. Myliu tave. Aš tavęs pasilgau. Atsisėskite. Ar matėt mano dukrą? Ar matėt? Sėskitės. Prašau atsisėsti. Visi atsisėskite. Kur mano kūdikis? Tuo sužinosiu, kas čia vyksta. Kas su manimi? Aš einu. Dings tuo metu žmonės pilotavę lėktuvus, vairuojantis mašinas, tai kada tai vyks, dings milijonai žmonių, tai lėktuvai pradės kristi iš dangaus, bus daugybė avarijų ir kitų dalykų, bus pilnas chaosas pasaulyje.
Toliau netikėkit niekuo, ką jums sakys per televizorius, per medijas, per internetą, influenceriai, politikai. Nieko netikėkite, nes jie bandys pridengti šitą įvykį, jie bandys nuslėpti nuo žmonių, kad tai buvo Dievas, jie sakys, kad kažkokie ateiviai neva pagrobė šitos visus dingusius žmonės. Jokiais būdais netikėkit, ką jums sakys, ką jums rodys, net jeigu tai atrodys ant tiek tikra, jie turi tam technologijas, jie turi tam visas priemonės žmonės apgauti ir jie tam jau yra pasiruošę. Jie laukia šito sekančio biblinio įvykio, nes jie žino, kad tai nutiks, kad Dievas pasiims. Kas tai jie, tai Liuciferis, velnias ir visi kiti kritę angelai. Tai buvo angelai sukilę prieš Dievą, kurie buvo išmesti iš dangaus ir nuo to momento vyksta didelė kova dėl kiekvieno iš mūsų sielų. Liuciferis tai yra sukilęs angelas, tai, kuris dabar vadinamas velniu. Jo tikslas yra kuo daugiau žmonių nusitemti, kuo daugiau žmonių sielų nusitemti į pragarą. Tai dėl to pasaulyje vyksta tiek daug melų, kadangi velnias valdo šį pasaulį, jam priklauso tiek medija, tiek influenceriai, tiek Hollywoodas. Aplamai viskas, ką matote ant pasaulio scenos, priklauso būtent velniui. Ir viskas, ką jie jums pasakoja, tai yra viskas melas. Kas jums? Manote, teroristai galėjo išrasti tokį ginklą? Čia juk nekalba apie bombą mašinoje. Jeigu tai ginklas, jis ne iš šios planetos. Ką norite pasakyti? Sakau, kad jie buvo pagrobti. Ateiviai? Nagi. Ir jūs juo tikite? Kaip jūs manote, kodėl dabar pasaulyje, būtent tiek Trumpas, tiek dabar kiti pasaulio įvykiai, kalba apie ateivių failų atskleidimą. Tai yra, jie nori atskleisti visuomeniai apie ateivius, apie jų buvimą, apie jų egzistavimą. Neva tai ilgai slėpta informacija nuo žmonijos, jie dabar nori atskleisti. Tai yra melas, jie ruošiasi būtent šiam įvykiui, kada dings milijonai žmonių. Jie būtent, mano nuomonė, kad jie meluos žmonijai, kad tai buvo kažkokie ateiviai. Nėra jokių ateivių, tie ateiviai yra tie kritę angelai, tai yra tie visi demonai. New Yorko dienraštis praneša, kad Donaldas Trumpas galimai atskleis ateivių vaizdo įrašus ir nuotraukas apie nežmogaus kurtus erdvėlaivius, kurie galėtų įrodyti, kad mes esame ne vieni. Tai kitaip tariant, kad egzistuoja neva kažkokie ateiviai. Tai čia 2026 metais gegužės 8 dieną jau paskelbė Baltieji rūmai, kad kažkokia tais dalį tos informacijos jau yra išleista. Kaip ir mano promisas, karo departamentas išleido kažkokią tais kiekį failų, informacijos apie ateivius visuomeniai, kad jie galėtų studijuoti ir tiesiog ieškoti atsakymų. Žmonės gali patys nuspręsti, kas per velnias vyksta. Tai vėlgi jie naudoja tą žodį pragaras, hell, kas per velnias vyksta, verčiant į lietuvių, bet čia kalba apie pragarą angliškai. Tai pragaras yra tikra vieta ir jų tikslas vienas - nusitempti kuo daugiau sielų į pragarą. Visa tai yra melas, netikėkite. Mus, žmonės dingusius, susirinko Dievas. Tai nėra jokių ateivių. Viską, ką jie rodys, tai yra melas. How good is Pete Hegseth doing, by the way? To begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena. And I figured this was a good crowd because I know you people, you're really into that. I don't know if I am, but so I'm pleased to report today. I thought I'd save it for this crowd because you're a little bit out there, a little bit. That this process is well underway and we found many very interesting documents, I must say. And the first releases will begin very, very soon. So you can go out and see if that phenomena is correct. You'll figure it out. Let me know. But we've had a lot of questions. It's something that really captivates the mind. There's no question about it. Čia kalba Trumpas, kaip jisai ruošiasi išleisti tos dokumentus. Čia šiek tiek anksčiau, balandžio 18, jau yra, čia jau gegužės 8 yra jau išleista kažkokia dalis tos informacijos. Toliau per mainstream mediją irgi apie tos kalba, apie tos paleistus būtent šitos dokumentus. Fox News alert, the Trump administration releasing the first batch of files related to UFOs and alien life. So is the truth really out there? Senior White House correspondent Peter Doocy joins us live with the details. What have you learned, Peter?
Good morning. So, a White House official left this hard drive on my desk overnight. You can see on it, it says AARO files copy 2 of 3. That is the All Domain Resolution Office, copy 2 of 3. This is the first big batch of UFO disclosure ordered by President Trump. Some of the clips and videos on there have popped up different places before. Some of them have not. And we have been going through this all morning and overnight to try to put together some of the best videos so we can all look at this together. This is a world exclusive right here. So let's go to the first clip. Over the skies of the United Arab Emirates in June 2024. An inverted teardrop with a vertically linear trailing mass, as described by the War Department, suspended below. The War Department cannot say for sure what this is. It is officially listed as an unresolved UAP report. The next video. Na, čia tiesiog daugiau nerodysiu, bet buvo išleisti tie visi dokumentai, neva tais apie ateivius, jau dabar skelbia per mainstream mediją, per žinių kanalus, tam, kad programuoti žmonės, kadangi jie, tie visi satanistai, luciferiai, sukilę angelai ir jų tarnai žemėje, jie visi žino, kad tuoj tas įvykis įvyks ir dėl to jie dabar leidžia tos ateivių failus, programuoja žmonės ir kai įvyks tas įvykis, dings žmonės pasaulyje, tai jie ir pradės rodyti, kad tai neva tais ateiviai mus visus pagrobė. Bet vėl neįsiplėsiu apie ateivius, tiesiog turiu kitus vaizdo įrašus, kuriuos pažiūrėsit. Bet apie ateivius turiu kitus įrašus, kaip jie galimai naudos tai kaip apgavystę, nes jų planas, kad pridengti šitą įvykį, kad tik žmonės nesuprastų, nesužinotų, kad Dievas yra tikras ir jie padarys viską, kad tik tais žmonės apgautų. Nes jeigu žmonės sužinos, kad tai buvo Dievas, tai visi žmonės įtikės į Dievą ir šėtonas, velnias, Liuciferis praras sielas, kadangi kada mes žmonės įtikim Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, mūsų nuodėmės visos būna nuplautos ir mes esam išgelbėti. Mūsų siela tada yra išgelbėta. Mes gyvensim amžiną gyvenimą. Tai net ir žmonės, kada mus pasiims visus įtikėjusius, tai liks bedieviai, visi netikintis, visi bedieviai, arba kurie tenais tiki kitais dievais, tai visi jie bus palikti. Bus netgi palikta daugybė krikščionių, kurie vadina save krikščionimis, bet jie nėra krikščionys. Tarkim, kad katalikai, tai nėra krikščionybė, tai neturi nieko bendro su krikščionybė. Tikroji krikščionybė yra, kada žmogus tiki visa širdimi, kad Kristus numirė ir prisikėlė 3 dieną dėl jo nuodėmio atleidimo, o tie neva tais kiti krikščionys, kur ten į bažnyčią vaikšto ir panašiai, jie dauguma jų, jie to netiki, arba jie bando savo darbais kažkaip užsitarnauti tą išgelbėjimą, jie bando kažką Dievui įrodyti, jie eina ten tas mišias daro, eina išpažinties kunigui, neva tais kunigas kažką gali atleisti, kunigas yra pats nuodėmingas, jam pačiam reikia gelbėtojo, visi tie pirmos komunijos, tai yra viskas išgalvota ir apie tai Biblija net nerašo, tai yra velnio sugalvota religija, krikščionybė tai nėra religija, krikščionybė yra tiesiog sekti Jėzumi Kristumi, tikėti, ką jisai padarė dėl mūsų, tai ir yra krikščionybė. Tai jeigu bus žmonių paliktų, kurie sakys, neva aš krikščionis, tai jie nėra krikščionis, jie netikėjo Kristumi, jie nebuvo priėmę jo kaip savo gelbėtojo. Pat visiems paliktiesiems bus vis tiek dar suteikta daugybė galimybių priimti Kristų kaip savo gelbėtoją. Kadangi Dievas yra teisus ir šventas, jisai negali praleisti nei vienos nuodėmės žmoguje. Jeigu žmogus padarė nors vieną nuodėmę savo gyvenime, jis turės atsakyti už tą nuodėmę, kadangi Dievas pats nėra, jame nėra jokio blogio. Kiekvienas žmogus turės atsakyti tai, ką padarė. Dėl to visi ir palikti tie, kurie nepriėmė Kristaus, nes Kristus tam ir atėjo, kad nuplautų tas mūsų nuodėmes. Jisai išliejo savo kraują, savo šventą kraują, jisai įvykdė visą įstatymą, jisai atėjęs gyveno be nuodėmės, to pasekoje tai buvo tobula auka, kadangi jie buvo be nuodėmės, jisai paaukojo savo kūną, savo kraują ant kryžiaus, tam, kad mes patikėję, jisai mus dvasiniu būdu apdengia savo šventų krauju, nuplauna mūsų visas nuodėmės. Tokiu būdu mes esame išteisinti prieš Dievą, kada mes stovėsime teismo dieną prieš Dievą, jisai ne mus matys, ne mus purvinus su mūsų nuodėmėmis, bet jis matys Jėzaus Kristaus šventumą, kai mus žiūrės, kadangi mes būsime apdengti Kristaus šventumu.
Tai šito laikotarpio žmonėms tiesiog teks patirti Dievo rūstybę, bet tai durys dar nėra užsivėrusios, jūs dar galite įtikėti, netikėti melais, kas bus sakoma šiam laikotarpį apie visus atėjus ir visus kitus dalykus, ir tiesiog įtikėti Jėzų Kristų ir priimti jį kaip savo gelbėtoją. Nes kito kelio nėra. Jis yra vienintelis kelias į išgelbėjimą, į amžiną gyvenimą. O amžinybę praleisime užtikrintai, bet yra dvi vietos. Mes patys renkamės, kur praleisti. Ar pragare, ar su Dievu rojuje. Tai mes patys pasirenkam, kur praleisti amžinybę. Tai visam blogiui turi ateiti galas, ką mes čia darėme 6000 metų, žmonija viešpatavo, patys valdė žemę, patys buvo kaip savo dievai. Tam turi ateiti galas, nes kaip matome, dėl mūsų kaltės pasaulis ir nusirito į šitą visą blogybę. Tam ateina galas, išlieta bus Dievo rūstybė, Kristus sugrįš ir atstatys tvarką, nebebus blogio ir bus viskas tobula. Nes tautas sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę ir bus badmečių ir marų ir žemės drebėjimų įvairiose vietose. Visa tai yra sielvartų pradžia. Nes tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar, nei niekada nebebus. Ir jei tos dienos nebūtų sutrumpintos, nei vienas kūnas nebūtų išgelbėtas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Ateina tas suspaudimas, ta Dievo rūstybė, būtent kada dings žmonės patraukti, kadangi mes esame išteisinti, ta rūstybė nėra ant mūsų, ant tikinčiųjų, kadangi ta rūstybė nukeliavo ant kryžiaus. Nes mes įtikėjome ir ta Dievo rūstybė nukeliavo taip pat ant kryžiaus, nes mūsų nuodėmės buvo ten paliktos, visas piktis buvo išlietas ant Kristaus, kada jisai buvo nukryžiuotas. Mes tikintieji nesam tos rūstybės objektas, mes būsime paimti, nes Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet įgyti išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai ta rūstybė kris ant tų, kurie yra bedieviai, kurie nepriėmė Kristaus aukos už jų nuodėmės, tai žmonės patys kalti. Žmonės yra visi blogi, kiekvienas iš mūsų yra blogas, visi mes esame melagiai, savanaudžiai, kitus įžeidinėjam ir taip toliau. Visi mes esame nuodėmingi ir jeigu žmogus nepriima Kristaus aukos už jo nuodėmės, tai tas žmogus gaunasi, kad jis pats turės atsakyti už savo nuodėmės. Jeigu žmogus miršta nepriėmęs Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo, tas žmogus stovi prieš Dievą ir jisai pats jam bus parodyta visi jo gyvenimo įvykiai, visi pasakyti žodžiai, visi pasakyti keiksmažodžiai, visi blogi dalykai, ką tik žmogus yra padaręs. Visi gobšumai, pagundos, patys suprantate, apie ką turiu omeny. Tai visa tai bus parodyta ir žmogus nebeturės jokių pasiteisinimų. Tuomet tas žmogus turės pats atsakyti už savo nuodėmės, o vienintelis atsakas tai yra bausmė ir atskirtis nuo Dievo, o ta atskirtis yra pragaras, kadangi pragare nėra Dievo, ten yra vieta, kur nėra Dievo. Ir ta bausmė yra amžina ir žmonės patys renkasi gyventi be Dievo, kadangi jiem yra gerai, jiem patinka daryti savo blogus darbus, gyventi savo, blogai elgtis. Jie patys mato, kad pasaulyje yra katastrofos, žudynės, karai, badas, visi tie dalykai ir visi gyvena savo gyvenimą, lyg niekur nieko nenutiko. Tai būtent dėl šitų žmonių blogų pasirinkimų tai ir vyksta pasaulyje ir žmonės nieko nenori keisti, jiem gerai gyventi savo nuodėmėse, tai Dievas tiem žmonėms ir leis toliau, kadangi jie patys tai pasirinko, tai ir leis, Dievas paims visus mus, kurie priėmė Kristų ir išlies tą rūstybę ant visų tų, kuriem nereikia Dievo, kurie nori toliau gyventi savo tą nuodėmingą gyvenimą. O jeigu jie per tą laikotarpį ir taip ir numirs nepriėmė Kristaus, tai jų laukia pragaras, bausmė už tai, ką jie padarė. Tai nėra tai, kad Dievas susigalvojo, čia visus dabar bausti, teisti šiaip sau dėl nieko. Tai yra dėl to, kad žmogus pats yra blogas, iš savęs jis blogas, kiekvienas iš mūsų. Mes visi blogi ir Dievas turi teisti, kadangi reikia sunaikinti visą tą blogį ir atnešti taiką, atnešti gėrį. Dievas yra šventas ir teisus teisėjas ir kartu mylintis. Tai jisai privalo teisti kiekvieną nuodėmę, bet jisai ir davė antrą šansą, tai jisai davė mums Jėzų Kristų, kad jisai nuplautų ir kad mes turėtume galimybę gyventi kartu su juo šalia jo.
nes šalia jo negali gyventi žmogus, kuris yra nuodėmingas, kuris yra blogas. Pirma, jisai turi būti nuplautas. Tai vat Kristus ir tą ir padarė, bet žmogus pats turi tai priimti, jisai turi tikėti, kad Kristus nuplovė jo nuodėmes ir prisikėlė 3 dieną. Ir tas tikėjimas būtent nuplauna mus ir tuomet mes esame švarūs ir mes galime stovėti šalia Dievo ir gyventi kartu su juo. Toliau čia parodysiu ištrauką iš filmo, kur pastorius pasakojo, kiekvieną dieną tiesiog atmintinai žinojo žodžius iš Biblijos, pastoriaudavo, pamokslaudavo, bet jis netikėdavo tai, ką pasakodavo, tiesiog nebuvo to nuoširdaus tikėjimo. Ir jisai taip pat buvo paliktas, jis nebuvo paimtas, kadangi jisai netikėjo. Pastor Barnes? Pastoriau Bernsai. Chloe. Chloe? O ne. Ačiū Dievui, kad jūs dar čia. Mano mama ir Eimės. Kai pamačiau, kad jie dingo, išsigandau, kad Dievas, jis taip ir padarė Chloe. Taip kaip ir žadėjo, akies mirksniu. Ką? Tai tiesa. Tai kodėl jūs čia? Nesuprantu. Tu kasdien čia buvai. Tu čia dirbai, meldėjaisi. Ne tai yra svarbu. Kaip suprasti? Aš žinojau žodžius. Galėjau pacituoti skyrius ir eilutes, bet to neužtenka. Tu turi tikėti. Tikėti. Kuo? Dievu, kuris užmušė mano tėvą? Dievu, kuris pagrobė mano motiną ir brolį ir ištraukė juos iš šio pasaulio? Dievu, kuris daužo lėktuvus, naikina miestus? Jis paėmė juos norėdamas apsaugoti. Nuo ko? Nuo tamsiausių laikų mūsų pasaulyje. Persekiojimo, karo. 7 tamsos metų. Jis paėmė juos į rojų. O kaip mes? Kaip aš? Ką turiu daryti? Kalbam ne apie tai, ką darysime. Kalbam apie atleidimą, apie gyvenimo pokyčius. Baikit. Dievas, apie kurį kalbėjo mama, tokių dalykų būtų niekada nepadaręs. Chloe, prašau, paklausyk. Paklausyti. Kodėl? Jūs net pats savęs neklausėt. Labai svarbu pabrėžti, kad daugybė žmonių tiki į Dievą, bet jie nėra priėmę Kristaus. Tai Jėzus Kristus atpirko mūsų nuodėmes savo krauju. Tikėjimas Dievu mūsų neišgelbsti. Tai reikia tikėti, kad Kristus tai padarė ant kryžiaus dėl mūsų ir prisikėlė 3 dieną. Tas tikėjimas nuoširdus, kada tu tiki kaip mažas vaikas tiki Kalėdų seneliu. Tai tas tikėjimas ir yra išteisinimas. Todėl bus daugybė žmonių netikinčių, kurie neva buvo krikščionys, bet jie nuoširdžiai netikėjo ir jie niekada neturėjo Kristaus savo širdyje. O jeigu jie neturėjo Kristaus savo širdyje, tai jų nuodėmės ir nėra atleistos ir niekada nebuvo. Toliau taip pat dings daugybė vaikų, kadangi Dievas paims ir vaikus, nesvarbu, kad jie dar patys negali priimti Kristaus, jie nesupranta dar nei kas yra mirtis, tikėjimas, amžinas gyvenimas, ar pasmerkimas, ar nuodėmė. Vaikas tiesiog dar to nesupranta. Jie visi dingo. Ne tik kūdikiai, bet ir didesni vaikai. Ar jūs tuo tikri? Aš ieškau savo brolių. Girdėjau, kaip kalbėjosi gydytojai.
It's not Ne just tik čia, visur, it's everywhere. All of visame pasaulyje. They said no one's seen a Sakė, single kad po to kid įvykio vaikų daugiau niekas nematė. Toliau tame filme tas Nicolas Cage'as ieško įrodymų tų dingusių žmonių, ar jie buvo tikintis. Tai kadangi jo žmona pasakodavo jiems, bet jie netikėjo, ta žmona žinojo irgi apie šitą pranašystę, apie žmonių dingimą, apie Kristaus kūno paėmimą. Ir čia tiesiog apie tai ištrauka. Ką tu žinai apie Kimę? Ką? Ar gerai ją pažįsti? Nelabai. Skrendam gal 3 kartą. Paimk jos daiktus. Kokius daiktus? Bet ką. Piniginę striukę rankinę. Paimk jos daiktus ir čia atnešk. Prašau. Tai čia rado laikrodį pas savo kolegą pilotą, kuris buvo paimtas Dievo, kad jo laikrodis rodė būtent šią eilutę iš Biblijos, Jono 3:16, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, idant kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Tai parodo, kad tas jo kolega buvo tikintis, įtikėjęs į Jėzų Kristų ir todėl jisai irgi dingo ir buvo paimtas. Iškratyk. Greičiau. Ko tu ieškai? Biblijos studijos. Arba aš baigiu išprotėti, arba pasaulis išprotėjo. Kaip suprasti? Man atrodo, aš žinau, kur jie yra. Dangus. Kas tau atsitiko? Kodėl tu taip kalbė? Anksčiau niekada nekalbėjai apie Dievą. Iš kur tokios kalbos? Iš mano žmonos. Tai po šių žmonių dingimo Biblija prašo apie ateinantį suspaudimą, tai apie 4 apokalipsės raitelius. Baltas, raudonas, juodas ir išblyškęs, tai yra baltas atvaizduoja Antikristą, pasaulio užkariautoją, kuris neva ateis į žmoniją kaip pasaulio gelbėtojas, kuris atskleis pasaulio korupciją, melus, satanizmą, religijas atskleis, kad jos yra blogos ir bus pasaulyje karas, jisai atneš taiką, sudarys taikos sutartį, pasaulis bus supriešintas su Izraelio tauta, jisai sudarys taikos sutartį su Izraeliu ir su pasauliu, kad nebebūtų karas. Tai yra tik laikina sutartis, iš tikrųjų tas gelbėtojas yra Antikristas, jisai yra šėtonas fiziniam kūne. Pasaulis priims jį kaip gelbėtoją, o iš tikrųjų tai yra Antikristas, tai yra tas baltas raitelis, toliau raudonas tai yra karas, juodas yra badas ir išblyškęs yra mirtis, ligos, maras ir kiti blogi dalykai. Apie šį baltą raitelį Antikristą prašo apreiškimo 6 skyriuje, aplamai visi tie raiteliai čia prašyti. Ir pamačiau ir štai baltas žirgas ir ant jo sėdintysis turėjo lanką ir jam buvo duotas vainikas ir jis išėjo nugalėdamas
ir kad nugalėtų. Tai šitas žmogus kažkokia politinė figūra, kuri atsiras pasaulyje, kuri neva išgelbės visą pasaulį nuo žlugimo, įneš naują sistemą, naują valiutą, naudodamas kriptovaliutas, dirbtinį intelektą, neva atskleis visą korupciją, visą satanizmą pasaulyje, kuri galimai visas blogis bus suverstas ant Izraelio tautos, neva jie dėl visko kalti, kadangi šėtono planas yra sunaikinti Izraelio tautą, tai jisai ir bando supriešinti pasaulį su Izraelio tauta. Kadangi Jėzus buvo pats žydas, jisai atėjo pas Izraelio tautą ir per Izraelio tautą atėjo mums visiems išgelbėjimas, kadangi Kristus ir yra tas išgelbėjimas. Ir šėtonas to nekenčia, dėl to jisai nori sunaikinti žydus. Tai jisai atneš tą laikiną taikos sutartį, šnekės didžias kalbas žmonijai, žmonės jį priims kaip didžiausią gelbėtoją, jisai įsitvirtins savo valdžią su visom tom technologijom. Tai bus tik tais žmonių griūtis, žmonės priims šėtoną, to net nesuprasdami, ir per tuos 7 suspaudimo metus kažkurį tais momentą tas antikristas, tas žmogus, neva kuris gelbėtojas, jisai skelbsi save kaip Dievas, kad jisai yra tikrasis Dievas, o Kristus buvo apsimetėlis, kad tai nebuvo Dievas, galimai sakys, kad Kristus buvo satanistas, kad Kristus buvo tas velnias, tai gali pasakyti, kad Naujasis testamentas buvo apgaulė, kad tai buvo melas, gali sakyti, kad Izraelio tauta žydai išsigalvojo, kad jie parašė tą Naująjį testamentą, kad tai buvo melas. Tai jis neva bus tas tikrasis mesijas gelbėtojas ir Biblija prašo, kaip įpusėjus tam suspaudimui, kai praeis 3,5 metų, kad tas žmogus, tas antikristas atsisės Jeruzalėje, kur bus pastatyta 3 šventykla. Jis ten atsisės ir sakysis esą yra Dievas ir kad jį žmonės garbintų. Tai nežinau, ar tai bus tiesiogiai sakys jisai, ar tiesiog bus duodama suprasti, kad aš esu Dievas ir pagarbinkit mane. Ir jisai čia įpusėjus 3,5 metų, jisai nutrauks tą taikos sutartį su Izraelio tauta ir atsisuks į juos ir pradės kariauti su jais. Žodžiu, bus didelė turbulencija, suspaudimo metai, 7 metai, po kurių Kristus sugrįž. Tai čia bus, kada žmonės dings, paėmimas, tada tik prasidės tas suspaudimo laikai. Mes paimti, gausime naujus kūnus, turėsime teismą, tai yra teismas ne dėl mūsų blogų darbų, ne dėl nuodėmių, mūsų nuodėmės jau yra atleistos, jos pasiliko ant kryžiaus, mus žiūrės mūsų gerus darbus, už kuriuos mus apdovanos ar ne. Toliau bus vestuvės, avinėlio vestuvės, apie tai vėlgi yra kiti įrašai. Ir tuomet mes sugrįšime kartu su Kristumi po tų 7 metų žemėje, kartu sugrįšime visi ir prasidės 1000-metė karalystė, kada bus viskas tobula ir Kristus ir mes kartu valdysime žemėje. Toliau kitas raitelis Apokalipsės. Ir pažiūrėjau, ir štai juodas žirgas ir ant jo sėdintysis turėjo savo rankoje svarstyklės. Tai yra badas. Juodasis raitelis yra badas, pasaulinis badas, apie ką turiu irgi atskirą įrašą. Ir tas būtent juodasis raitelis rankoje laiko svarstyklės. Jeigu pažiūrėjus į horoskopą, tai Libra yra svarstyklės ir jos simbolis yra omega. Kaip žinote, yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Ką mums rašo? Apreiškimas Jonui, 1 skyrius 8 eilutė. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, sako viešpats. Viešpats yra alfa ir omega, jis yra visko pradžia ir visko pabaiga. Ką noriu pasakyti, kad visi ženklai rodo, kad mes šiais metais, arklio metais, 2026 metais, kad įvyks tas biblinis įvykis, tas paėmimas, Kristaus kūno, žmonių dingimas ir kad visi simboliai ir pasaulio įvykiai visą tai rodo ir jie patys rodo tuos ženklus, omega, jie visur tai rodo ir per savo pasirodymus, per filmus, per muzikinius klipus, per kitus šou, jie visur kiša tą simboliką ir jie žino, kad tas įvykis įvyks, dėl to jie ruošia tuos visus ateivių dokumentus, neva tai kažkokie yra ateiviai ir kaip aš manau, kad nežinau, nei vienas negali žinoti, kada tai įvyks šitas įvykis, bet pagal mano supratimą, tiesiog mano
pamastymą ir tuos simbolius, tai gali būti, kad būtent per svarstyklės, tai yra kažkada nuo rugsėjo galo iki spalio galo, bet tai gali vykti bet kada, bet kurią akimirką, bet kurią minutę, nes ir tai žiūrint į visus pasaulio įvykius rodo, kad mes gyvename paskutinėmis dienomis iki šitų sekančių įvykių. Jie patys mums rodo tą visą simbolizmą. Londono gatvėmis buvo paleisti 2 žirgai, juodas baltas, juodas buvo kruvinas, kas atspindi vėlgi tuos ateinančius laikus. Tai antikristas baltas žirgas, raudonas kruvinas, tai yra karas ir juodas yra badas. Tai nebuvo šiaip savo paleisti, kažkoks nelaimingas atsitikimas, tai buvo su tikslu paleista. Tai yra simbolizmas, taip yra komunikuojama. Popiežiui buvo padovanotas baltasis, irgi baltas žirgas. Jie laukia to antikristo, kadangi baltas žirgas simbolizuoja tą antikristą, jie laukia to mesijo. Vatikanas popiežius neturi nieko bendro su krikščionybė, ten yra satanistų kultas, ten yra šėtono irštva, jis sukūręs pats yra Vatikano velnias ir per religiją valdo pasaulį. Tai Vatikanas neturi nieko bendro su tikruoju Dievu ir su Jėzumi Kristumi. Tai yra viskas prisidengiama tik tais Dievo žodžiu, jie apsimeta, kad tai yra neva tais Dievas, jie naudoja religiją, religija yra blogis, religija yra sukurta būtent šėtono. Ir jie laukia to antikristo, jie laukia to savo mesijo ir jie žino, kad mes gyvename jau paskutinėmis dienomis ir jie tai rodo visiems. Todėl, kol dar neįvyko šitas įvykis, kol dar nėra kol šita pranašystė dar neįsipildė, kol dar nedingo žmonės, įtikėkit, priimkit Jėzų Kristų, jeigu dar to nesate padarę, tiesiog tikėkit, pripažinkit, kad esat nusidėliai, nes kiekvienas iš mūsų visi esam apsimelavę, apsivogė ir padarė daug blogų dalykų, įžeidinėja kiti žmonės ir prieš Dievą tai yra nuodėmė, prieš Dievą tai yra blogis, jūs nelyginkit savo mąstysenos su Dievo, jis yra tobulas, jūs galite sakyti, kad tai nieko tokio, bet dėl šitų visų dalykų ir ateina visas tas blogis į pasaulį, todėl pripažinkit savo kaltumą, tikėkit, kad Jėzus Kristus buvo Dievas žmogaus kūne, kad jisai mirė ant kryžiaus, išliejo savo kraują, buvo palaidotas ir prisikėlė 3 dieną. Patikėję tuo, jūs esate užantspauduoti šventąja dvasia ir jūs būsite taip pat paimti, kai įvyks šitas įvykis. Arba jeigu jūs kažkokiu būdu mirštate, tai jūs vis tiek esate išgelbėtas ir jūsų siela keliauja į rojų, o kada įvyks tas įvykis, prisikėlimas, tai jūsų kūnas ir siela bus sujungti ir jums bus dovanoti tie vis tiek nauji pašlovinti kūnai. Priimkite Kristų kaip savo gelbėtoją, sukalbėkit šią maldą, kad tiesiog pripažintumėt tai jam. Malda negelbsti mus gelbsti tik tai tas tikras nuoširdus tikėjimas. Tai nuoširdžiai tikėkite ir jūs esate išgelbėti. O visiems žmonėms, kurie to nepadarė, nepriėmė, jie buvo palikti, tai tiems žmonėms jau tą laikotarpį reikės per šitos 7 metus įrodyti tą savo tikėjimą, nes žmonės bus persekiojami, žudomi. Tas antikristas medžios krikščionis, kurie tiki Jėzumi, nes jisai vėlgi tikriausiai sakys, kad krikščionybė yra satanistai, kad yra blogis, kad Kristus yra šėtonas ar kažkas panašaus, kad krikščionybė bus supriešinta su pasauliu. Ir tiesiog žmonės krikščioniai, jie bus medžiojami, jie bus žudomi, persekiojami ir tomis dienomis žmonės tiesiog turės jau įrodyti tą tikėjimą ir netgi jeigu grėstų jiems mirtis, jie turės neįsižadėti Kristaus kaip savo gelbėtojo ir jeigu reikės netgi paguldyti savo galvą dėl Kristaus tikėjimo. Tai kol dar tai neįvyko, tikėkite ir priimkite ir jūs būsite paimti. Atrodo kaip pasaulio pabaiga. Ne. Dar ne. Bijau, kad tai tik pradžia.